Išradingumo nestokojantys studentai nusprendė nenaudojamą kompiuterinę techniką paversti įdomiais parodos eksponatais. Po kelių valandų triūso jie jau džiaugiasi originaliais gaminiais, kurie buvo ne tik patrauklūs akiai, bet ir tinkami naudojimui. Neįtikėtina, bet sena kompiuterinė technika gali virsti akį traukiančiais parodos eksponatais ir net naudingais daiktais, išskirtiniais papuošalais ar originaliomis ir svarbiausia veikiančiomis kompiuterio dalimis. Akciją Infomenas surengė Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto studentai, kūrybinių dirbtuvių metu ardė, litavo, dažė, klijavo ir džiaugiasi savo neribotos fantazijos vaisiais. Į vyno kamštį bandau įtaisyti šitą USB flešą. Flešas yra veikiantis, visa informacija iškelta, jei netyčia nutiktų nelaimė ir kažkas sugestų, bet stengsimės padaryti, kad veiktų, nes originalus visas įdėklas sugedo, tai dar bandom padaryti kažką originalaus. Taip pat namie pas mane yra klaviatūra tokia, kurią užsėjau žalia, bet dar nesudygė, tai nežinau, ar tikrai pavyks viską normaliai padaryti. Ši neįprasta akcija nuo organizatorių turėtų paskatinti studentus, moksleivius ir visus, kurie turi nagingas rankas, atskleisti savo išmonę ir kūrybiškumą. Tačiau šis projektas turi ir labai kilnų tikslą – prisidėti prie gamtos išsaugojimo. Mat visa technika, kurios kūrėjai nepanaudos eksponatų gamybai, bus atiduota perdirbimui. Norėjom užimti studentus, norėjom skatinti jų kūrybiškumą, aktyvumą ir taip pat apvalyti šiek tiek savo aplinką. Tai surinkti visą nenaudojimą, pasenusią techniką ir bandyti daryti iš jos kažkokį tai meno šedevrus. Sulaukėm tikrai nemažai visokių ir klaviatūrų, ir pačių monitorių, ir detalių, išardytų, kietųjų diskų. Manau, kad suveikia reklama tarp pažįstamų, tarp visų fakultetų. Akcijos organizatoriai ketina surengti dar vienas kūrybinės dirbtuves skirtas plačiai visuomeniai, o vienetiniai darbai sukurti išradingų jaunųjų meistrų rankomis kovo 9-15 dienomis bus eksponuojami Kauno technologijos universiteto elektronikos rūmuose veiksiančioje stilizuotoje parodoje.